Sveiki, brangieji. Matau, kad YouTube'as pastrigo. Nebus YouTube'e, šiandien tik tai Facebook'e. Bet svarbu, kad bent vienas iš jų veikia. Laukiu jūsų prisijungiant. Daug šviesos ir meilės šitai transliacijai, nes pajudinsim tokį didelį banginį. Iš tiesų bus ne tiek webinaras, kad čia mes emociškai pakalbėsim apie emocijas, bet tai bus daugiau studija ir kartu pasižiūrėjimas labai rimtai į šitą klausimą, nes jis iš tikrųjų labai rimtas. Sveiki, matau jau pirmuosius komentarus, labas vakaras iš Facebook'o, vadinasi, viskas tvarkoja, kaip garsas, balsas. Pažiūriu, aš pareguliuosiu mikrofoną, kaip girdisi, ar viskas tvarkoja. Šį truputėlį kitaip susidėlioju savo ekranus, tai kamputį viskas labai. Tai va, labas vakariukas visoms ir visiems, kas prisijungsit. Depresija, ne depresija, nerimas. Nerimas kaip epidemija arba emocinė sveikata arba kaip susigrąžinti ramybę. Nerimas tai yra ramybės nebuvimas. Tiesiog taip. Trumpai galima sakyti, labai stipriai trūksta ramybės. Ir tai, tas jausmas, kad yra viduj ramybė, tai reiškia nėra nerimo. Jo nėra. Labas vakariukai. Audronė, žiūriu jūs iš Čikagos. Labai gerai, jeigu jau pasiekė mūsų garsas Čikagą, vadinasi gerai. Ačiū, Audronė. Smagu. Jo, reikės kada nors padaryti tokį pasižiūrėjimą, iš kur žiūri mane. Prašytumėt savo vietas gyvenamas. Bet dabar eisime prie temos. Taigi, nerimas. Emocinė sveikata ir nerimas. Kaip ir rašiau, kad tyrimai buvo daryti Lietuvoje, arba apklausa, arba tyrimai, nežinau net kaip pavadinti, kur buvo rastas šitokie skaičiai. 65% Lietuvos gyventojų patiria stiprius emocinius iššūkius, nerimą, ir aš kaip pamąsčiau, kad į tokias analizės tyrimus neįtraukiami vaikai. Paprastai, jeigu tyrinėjami bendrai gyventojai, tai greičiausiai yra tik suaugę žmonės ir niekas nežiūri į darželinukus ar į mokyklinukus ar paaugliukus. Tai jeigu tai nebuvo įtraukta, tai dar galim pridėti drąsiai 10-15, jeigu ne 20% prie šitų skaičių. Tai yra nežmoniški skaičiai, tai yra tiesiog, kai aš tai pamačiau, mane nupurtė, ta prasme, kad taip blogai yra. Buvo kažkoks truputėlį pagerėjimas, ten pandemija jinai numušė labai stipriai, paskui karai marai ir mes turim, ką turim. Iš tikrųjų, turim labai blogą situaciją. Faktas tas, kad pirmiausia, kas laikoma, kas yra priežastis nerimo, tai žiūrima išoriškai, tai čia karas, čia ekonomika, čia, žodžiu, visokių dalykų yra, dėl ko nerimauti yra. Kiekvienas žmogus sako, jeigu tu nerimauji, tai tu abejingas, tau niekas nerūpi. Tai va tas nerimavimas dėl šitų dalykų, jisai nieko gero neatneša. Pasižiūrėsime detaliau, iš kur tas nerimas iš viso kyla, dėl ko jisai gali būti. Jis ne tik tai dėl tų išorinių dalykų, bet kodėl jis dėl išorinių dalykų vienus veikia, kitus ne, kurie vieniems sukelia tą nerimo sindromas ar kažkokias kitas pasiekmes turi, ten depresijas ir panašiai, o kažkam neturi tų pasiekmių. Tai va, žiūrėsime ir į tuos dalykus, patyrinėsime iš visų pusių.
pabrėžta ten buvo irgi, kad žmonės vis dėlto pradeda vis daugiau ir daugiau kreiptis pagalbos, bet klausimas, kur kreiptis pagalbos, kokia pagalba yra suteikiama, kas yra daroma, ar tie simptomai, tas nerimas visais būdais bandomas pašalinti, ar sprendžiama priežastis, dėl ko. Jeigu, sakysi, priežastis yra karas ar dar kas nors, tai tada ar ekonomika. YouTube'as pasileido, labas vakaras, labai įdomu. Man rodo, kad YouTube'o nėra, bet YouTube'as pasileido. Įdomu. Reda, tu iš YouTube'o rašai, ar ne? Įdomu. Žodžiu, jeigu, sakysim, išorinis tik tai gali būti sprendimas, pasibaigė karas, tai nebus nerimo, arba ten ekonomika staiga pakilo ir tai dėl to neturim nerimo. Tai kaip tai sutvarkyti? Tik tai simptomų nuėmimu. Pašalinai tą simptomą, sumažinai reakciją, taip sakant, į šitą reiškinį ir viskas. Kaip tu gali pakeisti išorinius dalykus? Yra dalykus, kuriuos mes valdom ir yra dalykai, kuriuo mes nevaldom, ar ne? Tokie karai marai, mes jų negalim ten labai stipriai pakeisti čia ir dabar. Mūsų reakcija yra, aišku, svarbiausia, bet faktas, kad ne viską mes galim tiesiog taip paimti ir įtakoti fiziniam lygmenį. Dabar pasižiūrėsim, kas yra nerimas pagal klasikinę psichologiją. Nerimas tai yra emocinė būsena, atsirandanti reaguojant į galimą grėsmę, pavojų ar nežinomybę. Tai prasme, yra nežinomybė. Nežinomybė. Kas galima pasakyti, kas tikrai žino, kas bus? Reiškia, nežinomybė yra visiems prieš akis. Mes visi esame tam tikroj nežinomybėj. Pavojus, vėl, galimas pavojus arba galima grėsmė. Gali būti pavojus ir gali būti galimas pavojus, galima grėsmė arba galima nežinomybė arba tiesiog nežinomybė. Faktas, kad visi šitie dalykai, tiek grėsmė, tiek pavojus, tiek nežinomybė, jinai visiems yra vienoda. Jeigu tai paimti gyvenamą, sakykime, vietą, jeigu imti grinai geografiškai, vienoje vietoje viena, kitoje kita, bet faktiškai visur yra tam tikra grėsmė, jeigu ją žiūrėsi, galimi pavojai visur yra ir visur yra nežinomybės. Net ir aš, jeigu pažiūrėsiu, ką aš tikrai žinau ir ko aš nežinau, tai daugiau aš nežinau negu žinau. Todėl, kad aš negaliu žinoti dalykų, kurie aš galiu juos kurti arba nekurti tuos dalykus, negali sakyti, bet jeigu aš jau pradėsiu bijoti kažko arba kurti tą nežinomybę, apmąstyti visai, tos nežinomybės tikrai bus daug. Taigi, pirmas momentas tas, galimi dalykai. Toliau, ir kad nerimo būsena yra natūrali ir būtina emocija žmogaus išlikimui. Kam? Išlikimui. Reiškia, mes gyvename tokiu atveju, jeigu gyvenam nerime, ant išlikimo ribos arba išlikimo programoje. Kaip išgyventi? Mūsų tas nerimas ruošia veikti, kovoti, gintis, ar kažkaip, jeigu įmanoma, keisti situaciją, arba jeigu neįmanoma, toliau nerimauti. Nes tas pavojus šitokiu atveju yra išliekantis. Tai nėra pavojus. Jeigu nerimas yra dėl tas momentinis, trumpalaikis nerimas, tu suveikiai, sureagavai ir jis pasibaigė. Tu nustoji nerimauti. Pavyzdžiui, palikai verdantį puodą ir išėjai, pamiršai, kad jisai ten ant tos viryklės, tau bijai, kad prisvils, tu nerimauji dėl jo, grėsmė prisvils, ar dar kažkas blogiau atsitiks, bet tu randi būdą tai išspręstų, galbūt ten kažkas namuose yra, skambini, prašai, kad nueitų išjungtų, arba dar kažką sugalvoja, arba greitai imi taksi, grįžti namo ir išsprendi šitą problemą. Ta prasme, tu išgelbėjai situaciją, reiškia, tas nerimas jis nustoja būti. Jeigu jau puodas išjungtas, tada kam nerimauti? Ar ne? Tada nėra dėl ko nerimauti. Tai čia yra trumpalaikis, viskas su juo tvarkoj. Viskas su juo tvarko. Bet kai jis yra ilgalaikis nerimas mūsų psichikai, jis yra nuolatinis stresas, gyvenimas strese, grėsmėje gyvenimas, nežinomybėje gyvenimas, galimame pavojuje gyvenimas. Ir tai yra žmogaus galvoje nuolatos sukasi tie dalykai. Ir jis turi šitą emocinį sutrikimą.
Aiškiai dėlioju. Taigi, kokie yra nerimo požymiai? Kaip sakiau, tas stresas arba įtampa, įsitempimas, be abejo baimė, kažkas gresia, nes tariama grėsmė, jinai čia pat be abejo baimė, neramumas ir dirglumas. Žmogus yra jautrus, dirglus, be abejo, jis įsitempęs, jis visą laiką pasiruošęs kovai, jis visą laiką kažkas gresia man, jis dirglus, jis jautrus. Ne kaip, važiuoju, tu sėdė ten atsipalaidavęs, ten kažkur trinktelėjo, nekreipi dėmesio. Ir katės labai tą gerai parodo, kad jinai yra triukšmas aplink, ar kažkas tai vyksta, jos nereaguoja. Bet kartais, jeigu jinai įsitempusi sėlina kažkur tai, ar ne, ir kažkoks mažiausias trakštelėjimas, jinai visą šoktelna, tai yra dirglumas, jinai aštriame tam aštrioje reakcijoje. Tai žmogus nerime jis visą laiką aštrioje reakcijoje, nes jam atrodo, kad jį ir skriaudžia, ir puola, ir visai ten su juo negerai elgiasi, nes viskas yra labai labai čia pat, prie pat veido. Kokie yra fiziniai pasireiškimai? Yra be abejo širdis, kas reaguoja, širdies plakimas, gali būti prakaitavimas, kvėpavimo sutrikimai, mes bijom įkvėpti gyvenimą, mes nekvėpuojam gyvenimo ir kvėpavimas automatiškai nustoja būti natūralus ir gilus, jis yra paviršutinis. Virškinimo problemos, nes yra nuolatinis vėl stresas, negaliu aš to suvirškyti, nežinau, ką aš čia kramtau, ar aš čia galiu nuryti ar negaliu, vėl tas nerimastavimas, jisai trukdo virškinimui ir su miegojimu, be abejo, irgi yra miegas stipriai įtakojamas, nemiga. Arba netgi gali būti kaip tas nuolatinis budrumas, kai žmogus budrus visą laiką. Viena mergina, žinau, kuri patyrusi tam tikrus stresus, jie nustojo miegoti vienoje vietoje, kai jinai grįžta ten į tokius namus, kur jinai nepasitikė, kad užsirakina durys, nepasitikė, kažkoks pasąmonė yra įsikalęs, kažkokia baimė, kad gali kažkas tai įeiti, jai miegant, jinai negali miegoti dėl to, kad nuolatinis budrumas jau pasileidęs kaip sargas, ar ne, jis negali miegoti, nes jam reikia saugoti ir tas saugojimas jau net pasileidęs. Gali būti taip pat ir nerime pasireikšti toks uždarumas arba vangumas, vengimas visko, nes kai yra baimė, tu nori atsitraukti, tu nenori su niekuo eiti į kontaktą, nes kito žmogaus emocija arba kito žmogaus jausmas arba kito žmogaus žodžiai gali padidinti dar tavo tą nerimastavimą ir tiesiog tada saugiau yra pasitraukti, atsitraukti, užsidaryti, užsisklęsti ir saugoti tą savo teritoriją, nes aplinkui yra galimi dalykai. Ir šitie, mes kalbam su tokiu, taip, galimi, kaip čia dabar bijoti, kas yra galima. Bet faktas tas, kad tuo metu žmogui tai viskas yra realistiška, viskas tikra. Jam labai labai gyva tai, kas vyksta. Ir visi tie galimi dalykai, kurie kažkam neegzistuoja, jam taip ryškiai egzistuoja, kad ryškiau už realybę, kurioje jisai gyvena. Už tą realybę, kad jisai čia keliasi, rengiasi, valgo, dar kažką daro, važiuoja, jam ta realybė, kuri yra tariama, jinai yra ryškesnė už tą, kuri čia ir dabar. Jis nėra čia ir dabar, jis yra anoj realybė. Iš viso, iš kur gali atsirasti nerimas? Jeigu mes dabar kalbėjom apie tą tariamą variantą, tarkim, gali būti ten karas ar finansiniai kažkokie tai didelės problemos, panašus dalykai, bet vis dėlto, kur jisai dar gali būti prasidėjęs. Tai čia yra šitie išoriniai, kurie dabar, jeigu žiūrint, kurie veikia kaip žvilgsnis į ateitį, ne, tarsi į priekį žiūrint, aš bijau to, kas gali atsitikti rytoj. Bet gali taip pat būti ir nesaugumas užsiaugintas, kaip čia pasakyti, susiformavęs jau nuo vaikystės. Iš vaikystės parėję dalykai. Patirtys vaikystėje. Patirti momentai, kur jaučiausi nesaugus. Mane paliko, mane ten nemylėjo, mane atstūmė, kažkas atsitiko, gali būti ta pati prievarta patirta, dar visokiausi lygas gali būti parsinešta iš vaikystės, jaunystės, ką mes susirenkam per šitą gyvenimą. Gali būti iš ten parsineštas nerimas, nerimastavimas, aš nesijaučiu saugiai. Taip pat gali būti per tiesiog įsitikinimus.
žmogus jaučiasi, jis klumpa keletą kartų, jam neišeina susitvarkyti su kažkokia situacija, jis pradeda nerimastauti, kad jam ir vėl neišeis susitvarkyti su tą situaciją ar kažkokiu tai projektu ar kažkuo tai, ar su kažkokiais netikėtumais, jis bijo netikėtumų, jis įsitempia. Ką reiškia bijoti netikėtumų? Netikėtumai, be jų gyventi neįmanoma. Štai žemėje netikėtumai yra visur. Visur galime juos patirti. Bet kada kelia netikėtumai problemą, kada jie yra problema, kada žmogus gyvena kontroliai. Jis stengiasi sukontroliuoti. Mes vėl randam kitą bruožą, ar ne, kas nerimauja daugiau negu kiti žmonės, tie, kurie kontroliuoja. Gyvenimas kontrolėje. Kontrolėje gyvenimas yra nepasitikėjimas. Apie kontrolę yra kalbėta. Ir tai yra labai labai didelė ir rimta problema ir gili. Ir dažnai žmonės jie nesuvokia toje, taip, aš kontroliuoju, taip, čia viskas gerai, čia aš perfekcionistas, aš čia toks, aš anoks. Tarsi tai yra privalumas, o tarpu tai yra neprivalumas, tą reikia tvarkyti. Tas turi priežastis, dėl ko tu kontroliuoji, tu nepasitikė. Jeigu tu nepasitikė tai žmonėms, tu tiesiog neturi pasitikėjimo savimi, tu neturi pasitikėjimo visata, tu neturi pasitikėjimo rytojum, automatiškai nerimas ant slenksčių. Nes yra dėl ko nerimastauti, viskas gali atsitikti, nes tu visko sukontroliuoti negali. Jeigu tu galvoji, kad tu paimsi viską į savo rankas ir viską suvaldysi, tada viskas būtų tvarkoj, bet tu jauti, kad tu visko negali suvaldyti, kad tu negali visko paimti į savo rankas, ir kadangi jauti, kad ne viskas tavo rankose, dėl to nerimas yra šalia, prasme, tavo kontrolė neišlaikys ir visi galimi dalykai gali išpulti. Taip ir jau kaip sakiau, kad nerimą gali kelti tiesiog signalai iš išorės, gąsdinimai, tam tikras išorinis triukšmas, ar ne, informacinis triukšmas, nuolatinė grėsmė. Bet tai vėl, ką žmogus įsijungęs, kokią radiją klausosi. Mes čia vakar kalbėjome su vienu tarsi tokiu protingu žmogum ir jis toksai, taip, aš čia viską žinau, aš laikraščius skaitau ir toksai juokas paėmė. Oh my God, kiek tu daug žinai, ta prasme, jeigu tu laikraščius skaitai, tai yra ta vieta, kur tu gali pasisemti daugiausia tiesos. Tai va. Tai čia tokie buvo momentai, galvoju, tai yra tas žmogus gyvena tam tikram triukšme, ar kažkokiuose pranešimuose grėsmių, nes jisai sėdi tokiuose kanaluose, kur tie pranešimai yra jam prieš akis, jam jie teikiami kiekvieną dieną ir jeigu jisai tiki jais, jeigu jisai tai deda savo energiją, automatiškai jisai turi rezultatą. Tai va. Toliau žiūrim. Ką mes toliau turėtumėm pasižiūrėti? Toliau žiūrim, kaip veikia nerimas mūsų fiziką. Kaip veikia mus iš viso šitą būseną, psichologinė liga, sakysim, ne? Kaip sakiau, jeigu širdis streikuoja, tai yra širdies ir kraujagyslių ligos, nes ten nuolatinės spazmos. Gali būti hipertenzija, tai vėl vienas iš numeris 1, nes tai yra nerimastavimas, tai yra stresas ir tai yra kontrolė. Kur yra kontrolė, ten yra hipertenzija. Kas veda į kitus širdies, ten jau į tuos sutrikimus, nesutrikimus, jau į infarktus ir panašiai. Virškinimas, kaip minėjau, tai viskas eina kas su skrandžiu, gastritas, opaligė, dirglioji žarna, irgi dirglumas, kur yra dirglumas. Dirglioji žarna duoda savo signalus. Ir imuninė sistema, kur yra dažnos infekcijos, autoimuninės ligos puola ir, žodžiu, viskas, kas susiję, kas be abejo, kas eina per imuninės sistemos nusėdimą. Nes imuninė sistema, jinai
neturi laiko veikti, jinai neturi laiko kada atsistatyti, nes nuolatinė energija atiduodama išgyvenimui, kad išgyventi. Pulti, kovoti, griebti, bet ne gyventi. O imuninė sistema yra gyvenimas. Ir čia nėra bloga žinia, kad, tarkim, tos infekcijos ar autoimuninės ligos atsiranda per nerimą, tai reiškia, kad pašalinus šitas priežastis, autoimuninės ligos pasitraukia. Tai yra iš kitos pusės mes turim pažiūrėti. Tas pats su kraujagyslėm. Jeigu tai sukelia kraujagyslių ar ne ten ligas, širdies ligas ir grėsmę infarktui, nuėmus nerimą, jis tiesiog pasitraukia. Reiškia, susireguliuoja spaudimas. Tiesiog. Tas pats ten su migrena. Nes migrena yra jos kraujagyslės užspaustos ir tai yra kontrolės pasekmė, kontroliuoju. Ir vėl tas pats. Tai ne nuosprendis, kad pas mane ten nerimas, už tai pas mane yra šitas ir anas. Neteisingai. Jeigu pas tavę yra šitas ir anas ir tavo priežastis yra nerimas, stresas nuolatinis kūno, reikia spręsti tai, gydyti tai ir būti laimingam ir išgydyti, ir pasitrauktos visos ligos. Ta, ką mes jaučiam ant kūno kaip ligą, tai yra vėl tik simptomai. Informacija, kad tu turi problemą. Netgi kvėpavimo sutrikimuose gali būti ir astma, hiperventiliacija. Yra pasekmės, kurios ateina, kaip sakiau, dėl to, kad kvėpavimas. Tas pats, mes tik tai sujungiam su tam tikrom ligom. Kas liečia psichiką, į ką nueina šitas nerimas, jis gali pavirsti generalizuotų nerimo sutrikimų, vadinamas gadas. Žmogus nuolat jaučia nerimą be aiškios priežasties, jis nuolatos nerimauja. Perėjimas į panikos atakas, sekantis lygis. Dažnai žmonės savo nerimo laiko net neužfiksuoja. Jie galvoja, kad taip visi gyvena ir tai yra normalu. Tiesiog nerimastauju dėl to, kad man rūpi. Tai yra normalu. Bet kai prasideda panikos atakos, tada atsiranda, kas čia su manim atsitiko. O kas su tavim atsitiko? Ten dusulys, širdies plakimas, nežinau kas yra. Tai yra panikos ataka. Niekas kitas, o panikos ataka. Nes netgi panikos ataka žmogus nesuvokia, kas su manim vyksta. Mane pradėjo dusinti, širdis plaka stipriai, mirties baimė, tiesiog atrodo numirsiu, trūksta oro, be abejo, trūksta oro, mirtis čia pat kvėpuoja į veidą ir nėra jokios priežasties tam. Staiga ištiko tai yra panikos ataka. Ne nuo jos prasideda problemos prasideda nerime. Nerimastavimuose, bet juos dažnai tos nerimastavimus žmonės praleidžia nematomai. Kai prasideda panikos atakos, tada susigriebia, kas su manimi negerai. Tai jeigu tai dar netvarkoma, eina į depresiją, kur jau ilgalaikis nerimas, perinantis į beviltišką jausmą, beviltiškumo jausmas. Taip pat gali būti toks vadinamas potraukis streso sutrikimas. Tai potrauminis streso sutrikimas. Yra obsesinis ir yra obsesinis, tai kaip yra tam tikra viena vieta, kuri labai stipriai veikia, tam tikras mechanizmas pasileidžia ir kurį reikia sutvarkyti ir jeigu jo nesutvarkai, jis velkasi toliau. Ir yra tas, kada įvyksta kažkoksai didelis smūgis, suduotas smūgis, stiprus, gali būti mirtis, išėjimas kažkoks artimo žmogaus, ar ne, ar gyvūno, ar dar kažkas, ir ar tiesiog praradimas darbo, kažkas tai atsitiko, stiprus toksai smūgis. Ir tada nerimas kyla iš tų patirčių, žmogus nuolatos jisai tame smūgyje pasilikęs, jis išgyvena toliau tai. Ir visi šitie dalykai, jie yra išgydomi. Nieko nėra, bet man atsitiko taip, man atsitiko ten didžiulė trauma.
seniai ir va dėl to dabar pas mane velkasi šita problema. Nieko tokio. Visa tai išgydoma. Mes galim perrašyti dalykus, mes galim pakeisti juos, mes galim išgydyti tas situacijas, susigrąžinti save iš ten. Mes galime viską padaryti. Bet tai būtina daryti, kitu atveju blogėja. Niekas į gerą neina. Ir be abejo, kai visi šitie pasireiškimai yra išoriniam gyvenime, yra daugybė problemų, ta prasme, ir nedarbingumas, žmogus ir jaučiasi negaliu nieko padaryti, negaliu susikaupti, efektyvumo nėra ir panašiai. Nuolatinis stresas darbe, jis negali būti darbe. Netgi mintis, kad reikės eiti į darbą, jau jam sukelia fizinius negalavimus. Ir taip pat priklausomybės. Šitie momentai veda į priklausomybės, todėl kad mes vadinam priklausomybės iš principo, sakykime, ten alkoholis ar ne, jie yra raminamieji. Žmogus negali gyventi daugiau, ištverti savo šitos būsenos ir jis pradeda žiūrėti, kaip man nusiraminti. Būtent ramybės trūkumas, jis ieško kaip nusiraminti ir alkoholis į pagalbą, narkotikai į pagalbą ar dar kas nors. Jis tai ką dabar daryti? Gydyti iš tikrųjų priežastis, o ne gesinti pasekmes. Visi alkoholiai, narkotikai yra tiesiog raminamieji. Ir jeigu galvojama, kad kažkaip tai reikia išlaisvinti ten žmogų iš alkoholio, iš jo atimsim, ten užkoduosim, padarysim kažką, neveikia. Viena priklausomybė pakeičia kitą priklausomybę, jos tik keičiasi vietomis, arba kurioje vietoje išmuš kamštį. Nes taip kaip uždengtas puodas, ar ne, jį užvirinai ir ugnį ir kaitinį, aš tą pavyzdį dažnai duodu. Kaitinį ugnį, iš apačios ugnis dega, o puodas stipriai uždengtas, neišleidžiam garo. Kiek taip ilgai gali būti? Tai va, tie visi kodavimai yra užvirinimas to dangčio ir tikimasi, kad praplauksim. Nepraplauksim, nes ugnis dega. Problema jinai yra, žmogus negali to susidėlioti, iki laiko dar jis gali kažkiek tempti, dar laikos, bet jeigu nuolatos tas virinimas yra iš vidaus, kaitina, jis išmuš ne vienur, tai kitur. Jeigu ne į alkoholį, tai kažką kitą. Dėl to tai yra labai svarbu išgydyti priežastį, o ne gesinti, gelbėti kažkaip nuo tų pasekmių. Na ir be abejo, medicininis sprendimas, kuris yra masiškai ir kas baisiausia taikomas jau labai ankstyvame amžiuje, tai yra antidepresantai. Ir čia mes tiesiog atvirai pasižiūrėsime antidepresantai, kur jie veda, kas jie yra ir kas tai per vaistai. Jie išrašomi masiškai. Tai yra, yra žmonės, kurie susigrėbia, kai jau jiem pradeda sakyti, žinai, mes tau išrašysim tabletę, kažkaip ne taip, aš nenoriu su tabletėmis gyventi. Ar kada nors bus taip, kad man nereikės jos? Greičiausiai ne. Tai reiškia, aš būsiu priklausomas, reiškia taip, aš nenoriu. Ir tada pradeda ieškoti. Atsibunda iš savo šitos situacijos, supranta, kad tikrai blogai su manim vyksta ir pradeda ieškoti pagalbos. O kiti 19 metų pradeda vartoti, mokykloje pradeda vartoti antidepresantus. Tai yra blogai, bet tai nėra dėl to, kad aš taip nusprendžiau. Mes pasižiūrėsime, kokie yra, kas velkasi paskui iš tos antidepresantus. Tabletės nuo nerimo, antidepresantai, jie užslopina simptomus. Užslopina mintis, užslopina emocijas, užslopina jausmus. Jie yra slopinantys, raminantys. Ką reiškia raminti? Tai niekas neskaido čia gera emocija, čia bloga emocija. Slopinamos visos emocijos. Nėra tokio, kad tik tai tam arba tik kitam. Antidepresantai yra vaistai skirti koreguoti. Jie koreguoja pusiausvyrą smegenyse. Tokių sudėtingų žodžių kaip neuromediatorių. Pusiausvyrą smegenyse.
Reiškia, jie koreguoja. Mūsų smegenys yra pakankamai kvailos, jos nežino, kodėl jos sudaro šitą disbalansą ir ateina vaistai pakoreguoti. Kas vyksta, kada mes vaistais pradedam koreguoti dalykus. Ir vėl nesvarbu, ką mes koreguojam. Mes koreguojam kraujo spaudimą, mes koreguojam cholesterolį, apie tą būtinai paklausykit. Yra video apie cholesterolį. Mes koreguojam galvodami, kad mūsų organizmas kvailas ir nežino, ką daro. Jeigu jis tai daro, reiškia, yra tam priežastis. Jeigu yra disbalansas, kažkokia pusiausvyros praradimas, reiškia, yra tam priežastis. Ir tą priežastį reikia pašalinti. Ir jeigu mes įvedam vaistą, organizmas nustoja veikti. Žinot, kaip su akinukais vaikams. Būna viena akytė, sako, tavo tinginiukė, ne, o kita mato. Ta, kuri tinginiukė, jinai atsijungia ir, sako, aš tada iš viso nežiūrėsiu, ona mato, tai kam man vargti. Tada deda akinukus su uždengta viena kitė, kad ta, kur gerai mato, kad jinai būtų pridengta, kad labiau stengtųsi tinginukė. Tai vat mūsų organizmas jis taip reaguoja. Man davė tabletę, tai kam tada man reikia stengtis? Aš čia dirbau, aiškinau, kad blogai, o man paėmė užgesino. Gerai, tada aš nieko ten pusiausvyrų nebereguliuoju. Ir pradeda reguliuoti vaistai. Kas tai yra? Priklausomybė. Tai yra priklausomybė. Viskas, tarsi organizmas nustoja pats save organizuoti, nes yra kas jam padeda. Jį gesina, jam sako, tu kvailas, tu nieko nežinai, tu nežinai, ką galvoti, mes tave visą užgesinsim. Taip. Ir kokios yra pasiekmes šitų antidepresantų? Ir vėl įsivaizduokim vaikai. Jau nuo ten pradedant. Emocinis bukumas. Emocinis bukumas. Žmogus jaučiasi mažiau laimingas. Prasme, jis nesijaučia laimingas. Jis ne tik, kad mažiau liūdnas, bet jis apskritai mažiau visko. Viskas tampa pilka. Nustoja būti spalvos. Tai yra antidepresantai. Ir mes galvojam, jo, bet tai kaip be jų gyventi. Juodą baltą filmą įsijau. Bet toks gyvenimas. Svorio pokyčiai. Dažnai yra priaugamas svoris, nes metabolizmas išsibalansuoja. Miego sutrikimai tie patys, nemiga arba nuolatinis mieguistumas. Gali būti nuolatos žmogus priglušęs, jis nuolatos nori miego. Arba nemiga jį pradeda kankinti nuo raminamųjų. Sakytum, turėtų būti atvirkščiai. Visaip gali būti. Jie veikia įvairiai ir organizmas reaguoja jos įvairiai. Virškinimo problemos. Pykinimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas, galva svaigsta ir sumažėjęs libido, lytinio potraukio ir funkciniai sutrikimai, būtent lytiniai. Labai dažnas šalutinis poveikis antidepresantų. O jeigu yra ilgai naudojami antidepresantai, tai smegenys nebemoka prisitaikyti, kaip sakiau, jos nustoja veikti pačios, nustoja kurti naujus neuroninius ryšius, jos tiesiog pasidaro pasyvios. Jos nebemoka prisitaikyti. Nėra to neuroplastiškumo mažėjimas, nėra plastikos ten. Natūralios, kaip tos emocijos praradimas. Kaip sakiau, žmogus praranda tą džiaugsmą ir liūdesį, jis pasidaro viskas pilka. Ir žmogus tampa priklausomas nuo cheminės stimulacijos. Tai kuo tai skiriasi nuo narkotikų? Žmogus nuo narkotiko, alkoholio, jis pasidaro, jis priklausomas tam, kad jį stimuliuotų. Tai lygiai taip pat antidepresantai. Jie stimuliuoja. Žmogus tampa priklausomas stimulacijai. Jam reikalinga cheminė stimulacija, kad jis jaustųsi, sąlyginai gerai. Atminties blogėjimas. Kai jau atminties pradeda blogėti, žmogus pradeda skųstis, kodėl man atmintis blogėja. Galbūt tai vaistai. Ir jis negali susikaupti. Atminties nebuvimas susikaupimo, nėra galimybės susikaupti, nes smegenys visą laiką yra išbarstytos.
sulėtėjęs mąstymas ir kalbos sutrikimai, kai žmogus net nežino, ką pasakyti. Jam toks jausmas, aš nežinau, ką pasakyti, nežinau, ką galvoti, nežinau, ką ruošiausi pasakyti. Viskas net kalba nerišli, neryški, tokia, išmuilinta viskas. Motyvacijos praradimas. Nenoras nieko daryti. Tai yra toksai depresinis jausmas, nors tai yra antidepresantai. Nėra aistros, nėra degimo, nėra troškimų, nėra norų gyvenime, nieko nenoriu, nieko nežinau. Abejingumas. Sunku pajausti džiaugsmą, artumą, malonumą, nežino, kas tai yra laimė. Ir be abejo priklausomybė, kad negaliu be vaistų gyventi. O jeigu ilgai naudojamasis, ir širdies gali būti ritmo problemos, ir kepenų funkcijos sutrikimais, ir hormoninių pusiausvyros sutrikimai, skydliaukė reaguoja, nes jinai irgi nuolatos yra paveikiama ir dėl to irgi išeina iš funkcijų savo. Tai va, tokie pasimąstymai, kur veda antidepresantai, kur veda vaistai, kurie negydo, o tik tai mažina simptomus. Nutraukti žmogus bijo, negali, nes labai stipriai pablogėja, o jeigu sugrįžta depresija ir nerimas, jie būna stipresni po vaistų, jeigu vaistai buvo naudoti ir nutraukiami, paskui vėl sugrįžta, jie sugrįžta stipriau, nes organizmas jau yra išbalansuotas chemijos. Tada priklausomybė vaistam, jinai yra diegiama kaip maras ir dėl to pasakiau, kad šitas iš viso nerimas jis yra kaip trendas, kaip pandemija, kaip dar kas nors, tiesiog epidemija. Jeigu šitokie kiekiai žmonių gyvena tokiose būsenose, tai yra epidemija. Ir vis dėlto tai laikoma nieko tokio, tai va išgersi ir greitai tabletę. Ir viskas gesinama, kad tik tai tu negalvotum, kad tik tai tu nejaustum. Tai va, o ką daryti, kad grąžinti ramybę? Ką daryti, kad grąžinti ramybę? Ar jeigu jau vartojami antidepresantai, ar įmanoma kažką padaryti? Taip įmanoma. Ar įmanoma nuo jų išsilaisvinti? Taip įmanoma. Ar įmanoma sugrįžti į vidinę ramybę? Taip įmanoma. Nes visas tas nerimastavimas, tai visų pirma yra gyvenimas ateityje. Jeigu imti šitą pradžią, nuo ko mes pradėjome, kur ten aplinkybės, kada sprendžia, kas vyksta tavo viduj, kad ten gali būti šitas ar anas, tai yra gyvenimas ateityje, kas galėtų būti, tariami dalykai ateityje. Tai gyvenimas ateityje. Šitie dalykai sprendžiami. Galima keisti fokusą, galima. Ar galima išgydyti kontrolę, išsilaisvinti iš kontrolės? Taip galima. Ar galima išmokti pasitikėti? Galima. Ar galima išgydyti traumas, vaikystės traumas? Galima. Ir reikia. Ar galima keisti įsitikinimus? Galima ir reikia. Viskas yra išgydoma. Ir esmė yra, kad pašalinus priežastis, būtent pašalinus priežastis, pasitraukia simptomai. Nes simptomai nėra liga. Simptomai yra tai, kas pasireiškia dėl tam tikrų priežasčių. Žiūriu, Gridos didelis pasidalinimas. Taip esu gėrusi apie porą metų su pertraukiant antidepresantus, naudos jokios, tiesiog esi kažkokiame rūke, kūnas vis tiek nesveiksta, tiesiog yra atjungimas nuo visų emocijų, pajautimų, nejauti savęs, nematai spalvų, gyvenime išjungiama intuicija, ištrinama atmintis. Jau daugiau kaip 3 metai jų negeriu, o save pakelti labai sunku, toks vaizdas, kad ištrinta daug kas.
Taip, ištrinta daug kas. Tai va taip veikia vaistai, kurie duodami kaip vitaminai. Tiesiog išgerk truputėlį ir viskas tau bus gerai. Ką reiškia vaistai? Ką reiškia iš viso, dėl ko žmogus imasi vaistų? Ką jie keičia? Ką jie pakeičia? Vietoj ko jie yra? Vaistai yra vietoj atsakomybės. Vietoj atsakomybės. Vietoj to, kad prisimt atsakomybę ir ieškoti priežasčių ir jas tvarkyti, keistis, augti, spręsti, gydyti iš vidaus, žmogus apkraunamas yra vaistais. Tam, kad nejaustų, negirdėtų, nedarytų, nespręstų. Tai yra atsakomybės nuėmimas. Ar planuoju vieną webinarą apie diagnozes, nes tai yra iš tos pačios serijos, tik tai truputėlį kitų rakursų, iš to diagnozių mada. Tai va, čia yra tas pats. Kai diagnozė, man nerimas, man panika, man depresija yra pasiteisinimas ir aš nieko padaryti negaliu, aš esu nelaimingas, aš esu auka ir dėl to vartoju vaistus. Viskas. Reiškia, aš neatsakau už savo gyvenimą, aš neatsakau už savo pasiekmes, aš neatsakau už nieką, aš tiesiog vartoju vaistus. Nes ką aš galiu padaryti? Man depresija, man nerimas, man panika, man reikia raminamųjų. Bet tai yra nebuvimas atsakomybės. Išgydyti ne tik tai galima, bet reikia visas žaizdas. Nes mes esame per tas žaizdas tampame kaip rėtis, skylėti. Ir energija jinai tiesiog išteka iš mūsų. Trūkumas energijos, trūkumas jausmo, trūkumas džiaugsmo teka, išteka lauk. Dėl to išgydymas yra būtinas, širdies žaizdų išgydymas, baimių. Baimės ką daro? Baimės yra kontrolės pagrindas. Dėl baimių žmogus stengiasi viską kontroliuoti, bet kontroliavimas jisai didina baimės, nes jisai jaučia, kad net ir labai stengdamas jis negali būti 100% garantuotas, kad viską sukontroliuos, tada dar daugiau baimės ateina, nes aš kaip ir viską padariau, ką galiu, bet vis tiek negaliu visko išlaikyti, tad dar labiau bijau. Ir sukasi ratas. Baimės yra išgydomos. Labai labai svarbus yra ryšys su savo vidumi. Išgydymas ryšio. Ir vėl antidepresantai nutraukia ryšį. Jie veikia smegenis. Mūsų smegenyse centre pačiame yra konkorežinė liauka, kuri yra mūsų ryšys su aukštesniuoju aš, su kūrėju, su visata, kaip nori, antena mūsų. Jis yra centre mūsų galvos, smegenyse. Ir ten mes privarome chemijos, kuri keičia mūsų smegenis, įtakoja mūsų smegenis. Be abejo, pirmiausia, ką daro, tai atjungia nuo antenos. Nes jeigu žmogus yra su antena, jisai yra laisvas, jisai gali veikti, jisai yra sąmoningas, jisai turi tą intuiciją ir va kaip dalinosi. Matris intuicija dingo, pajautimas dingo, emocija dingo. Toks yra užmanimas žmonių naikinime. Nes per tai naikinama žmonija. Aš tik tai galiu pasakyti, tai yra naikinimas. Bet mūsų atsakomybė yra pasižiūrėti į save, prisimti čia atsakomybę, žodžiu, faktas tas, kad mes atsakingi už savo rezultatą ir mūsų žingsniai į savo laisvę, jie turi būti inicijuoti iš mūsų pusės. Niekas to už mus nepadarys. Tai va. Ir tas gyvenimas ateityje, dabartyje ar praeityje, nes nerimas jis yra iš gyvenimo praeityje arba gyvenimo ateityje. Dėl to, kas buvo, man labai skauda, ar dėl to, kas bus, aš dėl to nerimauju. Abu du variantai jie yra nerimas.
Abudu jie. Dėl to mūsų atsakomybė yra išsigydyti. Bet gyvenimo balansas, nuo ko mes pradedam, gyvenimo balansas, o ta pusiausvyra prasideda nuo išgydymo savęs. Ir kai išgydai savo tas priežastis, iš kur atsirado nerimas, tas žaizdas, baimės, kontrolės, situacijas kažkokias skaudžias, traumas, visas tas, kokios bebūtų patirtos ir kada ir kur, nesvarbu, visos jos turi būti išgydytos. Kai tai išgydai, grįžta balansas, atstatymas. Ir net jeigu vaistai buvo ardymas, mes galim daryti ir valymą tų visų depresantinių vaistų iš savo organizmo ir fiziniam lygmenį, ir šitam energetiniam lygmenį. Meditacijose, mes turime meditacijas, kur gydomės, valomės, darom detoksą per meditaciją ir jis yra toks realus ir tikras. Atrodo, kaip galima detoksą padaryti meditacijai? Galima. Netgi ten galima išvalyti to, ko niekas neišvalys. Niekas neišvalys dalykų, kuriuos gali išvalyti meditacija. Fiziniam lygmenį mes to negalim pašalinti. Papasakosiu trumpai prieš pabaigą istoriją, kaip detoksas veikia, kaip viena mergina man paskambino ir sako, aš padariau detokso meditaciją ir mane visą krato. Visa pradėjo drebėti padarius meditacijos. Organizmas prarado kontrolę. Kas įvyko? Jinai išvalė tą chemiją iš savęs, be kurio organizmas nežinojo, kaip be tos chemijos gyventi. Nebuvo patirties, kaip be tos chemijos gyventų. Kodėl? Todėl, kad dar kai jinai buvo mamos įsčiose ir prieš jai prasidedant, į mamos įsčias ateinant, jos mama gėrė tam tikrus vaistus nuo epilepsijos. Ir jinai gavosi, kad gimė jau turėdama savo organizme epilepsinių vaistų. Jinai apie tai galvojo? Ne. Jinai turėjo problemų su epilepsija? Ne. Bet kai gydymas vyko būtent meditacijos būdu per šitą detoksą, iš organizmo išėjo šitie vaistai, o organizmas nežino, kaip be jų veikti. Pradėjo kratytis. Mes greitai ten, minutės reikalas, susitvarkėm šitą, susihormonizavom, išmokinom organizmą gyventi be tų vaistų ir viskas susitvarkė, atsistatė. Bet ant kiek realistiškai, kokie vaistai gali įlyti, kokie ne vaistai, nežinau, koks detoksas gali įlysti į motinos įsčias, išvalyti tai, kas buvo ten. Mes apie tai net nežinom, mes apie tai net negalvojam. Bet meditacijoje mes galim tos dalykus išvalyti. Jeigu mes galim išvalyti tai, kas buvo motinos įsčiose, kaip mes negalėsim išvalyti šitų depresantinių vaistų, mes galim ir juos išvalyti. Net jeigu jie buvo vartoti, galima juos išvalyti iš organizmo. Bet reikalingas ir išgydymas, pilnas. Ar tas balansas, ta harmonija atstatyta. Tai va. Taip, Ilona sako, sprendimas koks, ateiti į tavo gyvenimo balanso kursą ir pasveiksi. Taip, būtent gyvenimo balansas, jisai yra skirtas visiems šitiem dalykam išsigydyti. Jame viskas yra. Ir tai nėra kursas, pas mane nėra 25 ar 39 kursų arba kursų kiekvienai ligai. Jų nereikia, nes mūsų organizmas yra vientisas. Mūsų dvasia, siela, kūnas, jie tiesiog veikia taip, kaip veikia. Ir kai pradedi jį gydyti, darai tai, kas reikalinga iš vidaus, iš eilės, jis tiesiog susitvarko, atsistato, susibalansuoja. Padariau žingsnį ir labai džiaugiuosi, prisijėmusi atsakomybę ir nuėjau į gyvenimo balansą pas tave, Indrė. Taip sunku yra, kur dirbti, bet tik į priekį. Labai dėkoju. Viskas tik į priekį ir tavęs laukia dar šitos meditacijos, turbūt dar nedarei detokso. Taip kad, kai kartosi kursą, jau bus visai kitam lygmenį po to, kai būsi išsivaliusi. Tai va. Įdomus dalykas, kad šiandien mūsų yra labai mažai, nors tema yra aktuali turbūt 80% žmonių. Žiūrint į tai, kad 65% suaugusių yra su šitais sutrikimais, aš sakyčiau, kad vaikai jie yra daugiau negu tiek.
jeigu imti tik vaikus, nes vaikai yra pasekmė tėvų būsenų. Jeigu tėvai yra nerime, kame vaikai? Kame vaikai? Leiskit už tą klausimą. Kame vaikai, jeigu tėvai nerimauja? Kame vaikai, jeigu tėvai depresijoje? Kame vaikai, jeigu tėvai panikoje arba kontrolėje? Kame vaikai? Vaikai tame pačiame ir dar blogiau. Nes jie yra atspindys, jie yra rezultatas, jie dar turi savo apkrovas, kur jiem yra blogai ir juos spaudžia. Tai yra masinė problema, kurią masiškai reikia spręsti ir spręsti iš vidaus, o ne vaistais. Ir kalbėjimais, užkalbėjimais ir burtais to neišspręsi. Vaikščiojimas pas psichologus ir pasakas ten perkūrimas neišgydo esmės. Kur padarysi šitą detoksą? Kur išsivalysi savo emocijas iš visur, savo kūną iš visur. Kur pasidarysi baimių detoksą, tokį, kokį mes turime, kur išgydom absoliučiai visų gyvenimų baimės. Kur žaizdas išsigydyti. Kaip pakeisti tai, kad vaikystėje buvo blogai. Vien tik tai simptomų gesinimu mes niekur nenueisim. O Dainora rašo. Didelis ačiū, Indrė, už tavo kursus. Jie, nepaspaudžiau, nepamėlinavo. Jie nerealūs, kartais rauna stogą, bet tik į priekį ir nugalys visas jūs. Taip, būna, kad rauna stogą. Ir mūsų kūnas, jis yra mūsų mokytojas. Jeigu klausysim savo kūno ir pasitikėsim juo, mes susitvarkysim. Svarbiausia, kad žinoti, kad kūnas nekvailas ir jo gesinti ir visaip jam ten jo dangstyti, tų visų pajautimų nereikia. Ir negalima. Jeigu jis sako, kad yra problema, reikia tą problemą spręsti. O ne, man skauda, ką išgerti, ką padaryti, kad neskaudėtų. Tarkim, pakvėpavimu galima nuraminti emociją, viskas tvarkoja, bet jeigu tu nuolatos eini į vietą, kur nuolatos yra stresas, jis yra, tai reikia spręsti. Reikia spręsti gyvenime, reikia spręsti fizikoje, kūne, reikia spręsti emocijoje, visame, kame reikia spręsti. Jeigu tavo rankai kištai krosnį ir ten dega, svyla, tiesiog svyla, nes jinai yra krosnyje, reikia ištraukti. Žmogus galvoja, kad viskas taip savaime praeis, net jeigu jis nieko nedarys. Nepraeis. Jeigu tave degina dėl to, kad tu eini į tą darbą, arba gyveni tokiuose santykiuose, arba dar kažkas yra pas tave neišspręsta, jeigu tu nieko dėl to nedarai, niekas ir nepasikeis, tu turi žengti žingsnius, tu turi kažką daryti. Prisimti atsakomybę, daryti sprendimą ir žengti žingsnį. Ir tai be šito nieko nebus. Jeigu reikia išgydyti vidų, imti ir žengti žingsnį ir gydyti vidų. Tai kad žmogus, man labai reikia, bet man dar reikia to ir ano. Bet jeigu tu suprasi, kad tu gyveni tik vieną gyvenimą ir tas gyvenimas jisai neturi jokių garantijų, absoliučiai jokių, nei vienam iš mūsų neturi garantijų, kada mes išeisim, ta prasme, nėra to nustatyta mums, kad tikrai mes dar gyvensim 25 metus, ne, gali būti pasibaigę. Ir tu nebūsi padaręs to, dėl ko tu atėjai, o tu atėjai išgydyti savo sielą. Jeigu tave spaudžia kūnas ir sako, pas tave yra problema, reiškia, tu gali išgydyti tai. Yra tam galimybė. Jeigu tavo kūnas tyli, tu patenkintas varai savo vagą, viskas tvarkoj. Net jeigu kitam sakai, anas irgi ten gyvena šitaip ir anaip ir jam nieko nėra. Jam dar netėjo laikas gydytis. Jeigu tu jau turi simptomus, reiškia, tu jau esi pasiruošęs tvarkytis. Tavo kūnas pradeda rodyti, kad jau yra problema. Spręsk ją. Ir jeigu jis rodo, reiškia laikas. O jeigu laikas, reiškia visos sąlygos tau yra sudarytos spręsti. Daryti žingsnius. Ir nėra pasiteisimo, aš žinau, kad man reikia, bet kada nors, nes dabar negaliu.
toliau bus blogiau, nes tu jau žinai, kad reikia spręsti. Tavo kūnas jau rodo, kad reikia spręsti. Jeigu tu atidėlioji, ateina blogiau. Žaneta, didžiulis dėkingumas tau, Indrė, kad esi ir tavo kursai tikras kosmosas. Ačiū, Žaneta. Taip norisi, kad kuo daugiau širdžių pasiektų tai, ką kalbi. Ačiū, Rasa. Taip, kuo daugiau išgirs, tuo daugiau gyvensim. Ir mums visiems yra labai gerai, kada aplinkui yra, mes esam kolektyviai, mes esam kolektyviniai sutvėrimai, ne, kuriem reikia, yra kolektyvas, yra kolektyvinė sąmonė ir kuo daugiau tai kolektyviniai sąmonė yra džiaugsmo, tuo mums yra lengviau. Ir dabar kaip gyventi tokiam kolektyve, kur 65% nerime gyvena su psichiniais sutrikimais. Koks kolektyvas? Ir jisai ir perima 50%, jis daugiau negu 50%, kas valdo, kas balsuoja. Suprantat? Kaip svarbu yra išgydytas. Aš tik vieną žinau, kad šviesa nugali tamsą. Aš tą žinau. Šviesa nugali tamsą. Jeigu mes šviesime, mes nugalėsime tamsą, nes tamsa neturi savo energijos tamsinti. Jinai yra tiesiog šviesos nebuvimas. Tamsa yra dėl to, kad nėra šviesos. Vat įjungiau lempas, šviesu, išjungiu lempas, tamsu. Kas yra tas, ką galiu reguliuoti? Tamsą ar šviesą? Šviesą. Aš negaliu, dabar sėdžiu, įjungiau šviesą lempą, šviečia, dabar įjungsiu kitą lempą, bus tamsu. Ne, nėra lempos tamsu. Tamsu yra šviesos nebuvimas. Ir mes atsakom už šviesą. Mes esam šviesos nešėjai, mes spinduliuojame šviesą. Kuo daugiau pasklinda šita šviesa, tuo šviesiau visiems. Tuo šviesiau, tuo geriau. Nes šviesa šviečia tamsoje ir išvaro tamsą, išlaisvina. Nėra. Ateina šviesa, tamsa tiesiog išnyksta dėl to, kad apsišviečia. Viskas. Asta. Ačiū, labai gera tema, bet aš sakau, pagal tai, kiek žmonių, kad per pusę mažiau žiūri, tai jo, įdomu. Aš asmeniškai praėjau gyvenimo balanso kursus, konkrečiai po detoks meditacijos visiškai nebesinori alkoholio, bet kūnas buvo susirgęs fiziškai, sukilo temperatūra, vėmimas, nuvalymasis vyko, laužė kaulus ir taip toliau. Ir po kelių dienų įvyko kažkoks stebuklas. Dabar esu laisva nuo silpnybės ragauti, gurkšnoti ar skandintis sunkią darbo dieną taurėje alkoholio. Dėkoju tau, Indrė, už tavo stebuklus ir kursus. Labai dėkoju tau už pasidalinimą, Laura. Taip, būtent, išsivalo ta priežastis, pasišalina, išsivalo organizmas, persikuria ir nereikia. Tiesiog dėl to, kad nereikia. Dėl to, kad ramybė yra viduj. Ramybė. Taip, vat, kaip šviesa apšviečia tamsą ir tamsa išnyksta. Taip, ramybė, kai ateina, išnyksta nerimas. Nerimas. Rimas yra kaip ramybė, net ramybės nebuvimas. Kaip tą ramybės nebuvimą pašalinti? Ramybė. Įeina ramybė į žmogų ir nerimas pasitraukia, nes yra ramybė. Du kartu negali gyventi. Aš esu ramus, bet labai nerimauju. Taip neveikia. Aš esu šviesoj, bet pas mane labai tamsu. Ne. Jeigu šviesoj, tai šviesoj. Jeigu tamsu, tai tamsu. Jeigu ramybė, tai ramybė. Jeigu nerimas, tai nerimas. Nerimas yra ramybės nebuvimas. Ramybė, jinai yra būsena, kur nėra nerimo, kur yra tvarka, kur yra harmonija, kur yra balansas. Tiesiog gerai. Tiesiog gerai. Ir tu, sakysim taip, kontroliuoji situaciją, jos nekontroliuodamas. Tai yra ramybė. Neramybė yra kontroliuoju situaciją ir visą laiką neramu, kad kažkas atsitiks. Ramybė yra, aš nieko nedarau, bet aš žinau, kad viskas, kaip sako angliškai, under control. Viskas kontroliuojama, man nieko daryti nereikia, nes pas mane viduje ramybė. Viskas. Tiek. Tai va, toj vietoj ir baigiu. Su valandėlė apsisuko.
daug šviesos ir meilės visiems, ramybės, šviesos ir jeigu girdi, kas turi šitų problemų ir žino, kas turi problemų, gyvenimo balansas yra sprendimas. Rašykit, kreipkitės, viskas yra išgydoma ir ramybė yra įmanoma. Net ir po didelių audrų ramybė yra įmanoma. Tai va, daug šviesos ir meilės visiems ir aš atsisveikinu.